Nu tai laba dienukė visi, šiandien mes vėl žaisim Counter Strike'ą, bet šiandien aš ne su kibiru žaisiu. Nu ten tas kibiras pripiltas vandens, ten reikia jomis išlapinti. Žaisiu su Jonu. Sveiki visiems, tai jo, aš žaisiu su savo, kaip matot, draugu Macku. Tai jo, žaisim vienas prieš vieną ir, kaip žinau, bus smagu labai. Tai mes žaisim vėl competitive matchą. Aš jums, man atrodo, praeitą kartą nesakiau, kas yra competitive, tai 1v1, kaip ir praeitą kartą su kibru žaidžiau. Tik gal šį kartą ne Dustą žaisim, nenori gal kokį kitą mapą, Jonai? Ofisą galėtume. Jo, gal ofisą šiandien žaisim. Tai jo, skiriasi ofisas nuo kitų visų mapų. Nu gal yra vienas, bet man atrodo, kad kiti aš būsiu counter-teroristas. Žodžiu, tai baigsiu pasakot. Ofise tu turi saugoti, tiesiog counter-teroristai turi saugoti hostages ir juos paimti iš teroristų, o teroristai turi tuos hostages laikyti su savim, nes jie yra, kaip praeitą video sakiau, vagys ir, tiesiog jie pavogė hostages, o tie hostages yra kaip žmonės realiai ir counter-teroristai tiesiog juos paimti, kad jie neturėtų mečą. Aš pirmą būsiu counter-teroristas, tai jo. O aš būsiu teroristas paprastas. Jo, tai aš manau, kad čia bus labai faina varyti ofisą ir fainiau negu Dustą, nes čia labai įdomus mapas ir labai lengva pasiklysti. Ir galima daugyti stiklus. Vakame šitas yra mapas funny, nes tu gali slėptis. Ir čia kokių žodžių bus, nes šiandien biškį nėra. Gerai, antkoks. Žodžiu, kur tas mažas vaikas yra? Oi, dabar tau viršui biškį vieną dalyką parašys. Tuoj pamatysi kokį. Escorting the hostages. Nu viskas, tu dedu. Dabar labai saugai manęs ieškoja, bet tas kaip nepamatęs, taip visą laiką būna. Jo. O labas. Pasiėmiau sniperį ir aš žinau vieną vietą, pro kurią aš galiu snaipinti kaip kibiras. Nes praeitam video, kaip sakiau, kibiras biški per geras su AVP, tai jo. AVP sniperis plus dar yra. Prabėga. Opa! Tai pasinaipėdė mauboje. Tai jo, čia biškį. Aš būsiu kibiras. Kibiras, pripiltas vandens. Ne, aš būsiu matas iš tikro. Žinok. Dabar aš dabar žinok, nekempinsiu, aš apsuksiu tave. Ir taip apsuksiu, kad tu...
jei klausat, kaip gavau, aš šito video pabaigoje pasakysiu ir Jonui, ir Jūr, kaip aš turiu kitokį loadoutą. Nu tai jo, aš dabar AWP turiu, aš nežinau, ar jam kažką pavyks padaryti, bet aš biškį noriu padaryti. Su snaiperiu biškį noriu padaryti. Aš ir taip mano aimas šūdinas, tai aš nemanau, kad aš jį pataikysiu. Tu biškį pasivaikščioti laukelį nenori. Eik tu grad. I am en route with a hostage. Kokį darysi? Va, nu tai štai, tai va dabar jaučiu jūs nežinojat ir va dabar atsakysim į Jono klausimą. Tai kaipgi aš turiu kitokius šautuvus? Tai čia yra main lobis, va šito, Counter-Strike'o, kai jūs įsijungiat Counter-Strike'ą, va, jūs čia atsiranda. Yra viršui tokie 5 mygtukai Inventory, Loadout, Play, Store, News. Storas yra, kur tu nusiperki naujus, ten dėžės, kaip už tikrus eurus, žodžiu, perki. Inventorius aš pats ne per daugiausiai žinau, bet realiai kokius tu turi šautuvus. News, naujienos, tiesiog kas čia vyksta, kokie update'ai ir taip toliau. Vat loadout, play tai, čia va žaidimas, va žaidė. Bet va loadout yra vat viskas štai. Jūs čia galite pasirinkti, ką norit ir va, pavyzdžiui, 8 va revolverį pasiemam, tarkim, ir keičia tiesiog ginklus. Nu ir va, kaip jūs gaunat visokių ginklų. Tai va. Ačiū, Maklai. Dar norėčiau paklausti, o jeigu tu nori įsidėti, reikia paspausti inspect? Ne, tu tiesiog turi laikyti ant jo ir įdėti. Palaikai su pele ir nunešia į vietą, kur jis turi būti. Tai jo. Tai na, ačiū, kad žiūrėjot, žiūrovai. Antrą kartą. Prašau, mes Maku prašom, paspauskit like and subscribe.